Labą rytą. Šiandien vėl vėsesnė diena. Vėjas labai stiprus. Čia tuos kalnus gal girdėsies. Bet šiandien vėl neturėjom daug laiko, nes pirmą dienos dalį rodo kaip ir gerą, o nutriju rodo labai stiprią audrą. Ir galit pažiūrėti kalnus ir matos, kad biškį taip tamsiau yra viršūnų, tamsiau. Tai šiandien mano bent jau pagrindinis tikslas yra įkelti antros ir trečios dienos video. Nes vakar prasidėjau, praeditinau, kad galėčiau įkelti, kad turėtumėt vieną seriją šeštadienio ir vieną seriją sekmadienio. Tai labai tikus, kad pavyks pasiekti Burger Kingą greičiausiai ir įkelti. O dabar šiaip naktį labai daug lėja. Tai matos, kad visas grunts toks patumsėjęs ir geroka paminkštėjęs. Toks, žiūrėk. Va. Tai, manau, nepadės lengviau važiuoti tokią dangą. Bet, ką darys, yra tokia danga, reiktų į dangą ir važiuoti. Tai va. Tikus šiandien nusirašyti, kad nereiktų šokti baseiną per audrą. Motocikliukas stovi. Nesulyjau per naktį, nes po stogu. Bet nors ir oras ne pats geriausias, nors ir vėsoka, bet vis tiek yra labai graži. Čia kas rytą gali išeiti pasidžiaugti. Tarp kitko, man atrodo, šiandien jau kovo 1 ir tai jau Lietuvo galiu važinėti. Aturac neiga. Ar ne? Nes jeigu ne, tai vos grįžus reiks lipti ant motociklą, reiks važiuoti. Įtraukti Yamaha iš garažo. Ui, bet bus pamiršęs, kaip važiuoti ir su strytu dabar per ton CF. Gerai, važiuonam. Tiesiog leidu variklio stabdyti, nes čia bet kiek slydė į. Blet! Jeigu kam kyl klausimų, kodėl aš teplėtą važiuoju, tai čia yra beleko slydė, vienas dalyks. Kits dalyks, čia yra ne mono motociklas. Čia yra motofoxa, katrus aniai nuomuo ir su katras čia atvažiuojant grupis važiuoti. Tai jeigu aš čia nukrisčiau, nuskardžiaus, tarkim, mūnė vis gera, bet motociklą numetu, tai kažkam iš grupis jau motociklą neliektų. Aš čia nenoriu apsisukti, aš apsisuksiu viršų. Nes man žemo ūgio nėra labai patogu tokios vietos apsisukinėti. Man čia bus, manau, paprasčiau. Ir kalnus dar pamatys tuo pačiu. Čia paprasčiau.
Čia yra ne mano motociklas, svetimą techniką reikia gerbti ir nevažiuoti virš savo galimybių. Nes patys matot ir žinot, kad mano galimybės šio momento naujo stichijo nėra pačios geriausios. Tai geriau ramiai, po biškį, plus man kompsai kuprinė, nenorėčiau sudaužyti. Ką? Gerai. Reikia stebėti, pro kur važiuojant treneris, nes čia 5 metrų bus reikalų biški. O jau želvins slyst, matot kaip slyst? Nulia, aš bijau čia biški. Palieks atstovą. Čia iš graužų reikia peršokti. Gerai. Aš iš per greit leidus. Palauksiu. Nenoriu kapikėglius įvaryti. Ir nenorėčiau nukrėsti ten į apačią nuslydus. Bandom. Oik tu nafik, čia net kelio nelikia. Čia košė visiška. Palauk, man atrodo. Okei, dar vienas lieka, ne? O, ble, kur čia imti? Čia vėl. Gerai, bandom čia. O, ble, čia minkštumus. Oi, koks čia minkštumus. Reikia pasiruošti gazą, kad nebūtų kaip tada. O. Pavyko? Nes čia man pažiūrėkit. Širdis plaka, lyg būčiau iš naujo įsimylėjęs. Labai malonus mūsų žaidimas. Nes tu čiuoži, tiesiog apač čiuoži. Ir aš stengiuosi irgi, matau, kur jūs pračiuoži, tai varau čiut šalia. Jo, nes ten jau košė. Tokių viskas, nebus, čia va vienintelis susileidimas. O, šis sunkiausia vieta buvo. Tai išjunkit ir atsargiai, nes asfaltas šlakas. Nu, tai jaučias va ir batai, va. Tai atsargiai. Neliek. Treneris leipia išjungti offroadą, nes asfaltas šlaps. Nes čia irgi asfaltas yra, nu ne tai, kad tas asfaltas, tas akmeninis toks, kur sodus būna vis laik. Nes tas net batas lystum tanu. Nu čia dabar nusileisim, tai ką pakelsim kažkur kitur ir vėl bus įtampus. Vėl įjungs. Ar jums patinka žiūrėti ir tokius? Štai iš po lietaus ir akmenų prikritus. Nu, gali būti ir vidury, ne tik palei kraštą. Bet gerai sušilau. Nu, to nusileidėms. Jau jeigu Dovid sako, kad atsargiai, nes jau pas mus iš Keimo išvažiuojant ten pliurzinį buvau, nenufilmavau, man atrodo.
irgi jau sustoja prie nusileidėjimų, sako, čia atsargiai. Tada paskiau irgi matėt, sako, galinį stabdį tik naudojat, priekinį, ne. Nes kam yra esmė, kad tokius kelius labai lengva yra, jeigu užspausi priekinį stabdį per daug, rats į košį važiaus, o žiūrėk, čia maudinis. Čia daubė buvo, aš atsimenu kažkur. Čia. Į tam pikė. Na dabar biškai pailsės asfalto. Ai, da po pirmų video mačiau komentarus buvo, kad tai čia ne off-road, čia pažintinė keliuka labiau. Tai taip, čia yra adventures, čia ne hard enduro, čia tiesiog yra, greens adventures, kur tu važiuoji į vaizdų pažiūrėti, pamatyti kažko, va tokias keliukas pasivažinėti. Karts žvyrų, karts nežvyrų. Čia yra adventures, ne su kroselka čia mokomės važiuoti. Tai tik tai, kad kadangi aš turiu žvyrą patirtais tik tą su strytu nukrėsti, tai man čia yra to pačiu, kaip ir pirmus pamokas, kaip važiuoti ne asfaltu. Nes lygiai taip pat čia gali atvažiuoti ir žmonės, kad moka važiuoti, tada treneris parinks rimtesnį trasą, nes irgi buvo, ar nori čia važiuoti, mane ir man rodo, gali važiuoti, kur ten į kalną liepti konkrečią. Tai aš, aišku, prasirenku vis lengvesnis išdautų variantų. Kas buvo? Jeigu nebūčiau spėjęs kojas padėti, priekis va tai va padėtų, tokį čia ant. Eik, tu čia net batai slyst. Man reikėjo, sakiau, slidus asfaltas. Ja, tai va, iš čia akmenis, ne asfaltas. Ja. Matot, prie šlapių sąlygų čia net profs gali pamesti priekį. Nes čia sakau, čia yra visiškai kitoks kelias, negu kad ir pas mus. Kadangi Ispanijoje ir karščiai didelį vasarą sezoną, ten į ton asfaltą kitokį maišą, kad netrukinėt nuo karščiaus. Ir on sako, apsušlom. On jau sausas, aš atkreipiau dėmesį, miestį važiuoju ypač žeidą, kur būna nuzulinti. Tai blizg net žeidus pats. O čia dabar dar šlapiai ir tai stengiuosi irgi nedėti aštraus kampą. Pasigrožėti vaizdą. Va čia ir yra adventures. Tu neskubi su treneriu susitari. Aš ant trenerių vadinu, šiapans ir vedlys. Tai visi, kas atvažiuoja grupės, atvažiuoja pamonis, atvažiuos grupė Veina, antrą, trečią. Ir tos grupės važiuos su tas pačias motociklas. Maršrutus pasirinks irgi pagal galimybės. O jeigu čia atvažiaus, pažiūrėjau, kas nors, kas ten jau normaliai apkeliavien, mok, pažiūrėjau, žvyrų važiuoti, mok, tam purvas važiuoti, tai patikėk, čia ir akmenų gali pravesti, ir pro porvą, ir į stačiausius kalnus gali įvaryti. Tai kadangi aš esu toks biškiai neviekšla, nepatyręs, tai mane ved paprastesnės kelias, va tom pirmą dieną matėt, sako, čia yra tiesiog, va, kur Ispana su 5 kubų pirdom važinėjęs. Tai va, aš irgi dabar va, neskubu, nes, kaip ir minėjau, gerbu ne savo techniką, aš kaip turėsiu savo, galėsiu drąsiau važiuoti, nes, savo sulaužė, tai savo ir sulaužė. Sulaužė kažkokie, jau vienas dalyks yra nesmagu prieš žmogų, nes aš ne tik padaryčiau finansinį problemą, ta prasme, gerai, tarkim, aš sudaužau, aš sumoku už remontą, ne? Bet čia dabar yra yra tiek motociklų, kiek yra grupė. Tai jeigu, kiek grupė žmonių, tai jeigu aš sulaužau motociklą,
Ir nespėsiu taisyti, kol grupė atvažiaun. Nu tai tada kon, tai tada permonį kažkoks žmogus atvažiavęs neturės su kuo važiuoti. Arba tada turės tas pats motofoksas ton problemą spręsti ir kažkokiu būdu atsivežinėti dar vieną motociklą. Nes čia 3000 km ir visą labą nuo Lietuvos maždaug. Tai yra reikalų. Tai kad nepadaryti niekam padlas, aš geriau pavažiaus atsargiau, pasimėgau su vaizdas ir parodysiu jums gražių vaizdų. Prašau. Ai, va tokį dalyką privert biškį širdėlį geriau plakti. Purvas. Vėl minkšts. Dabar tai kaip ant ledo motociklas. Ir ten mašin būt gera neįvairuoti. Ką čia veikia švies? Nureidėjai, nukalnu gal. Vėl išgraužas. Dovids jau nusileido. O, ble. Pažiūrėkit, kas daros. Čia tuos veidus nebeliek. O, išgraužas. Čia sakau, čia ne mūsų žvyrkelė ir čia visiškai kitaip. Čia matau ploniausiai. Oba. Kačiau. Pirmą pravažiuosim tiesiog paprastai gyvatėlę. Tai yra dabar kas 5 metrus, tai čia yra easy labai, ne? Tada gyvatėlę važiuosim vieną koją patraukti. Atsistosi ir patrauksi vieną koją. Ok. Pravažiuosim kartą, tada aš pastebėsiu, kaip tu važiuoji ir tada aš sumažinsiu gyvatėlę iki 3 metrų. Ok. Ką tau čia moko, tai moko suprasti, kur ir kada kontrabalansuoti motociklą. Ok. Ir dabar paprastai pravažiuosim lėtai gyvatėlę. Stenkis gyvatėlę važiuoti atsistojęs. Ok. Visą laiką laikyk 2 arba 1 pirštą ant sankabos, realiai gazo tau čia nereikės. Tau dabar yra svarbu važiuoti realiai, kuo tu lėčiau važiuoji, tuo tu geriau išmoksi, pavadinkim taip. Ok. Tuo tu geriau įsisavinti. Ok. Nes važiuoti greitai, gyvatėlė šita yra easy. Važiuoti ją lėtai, Ir atsistojus. yra reikalų. Ok. Girdėjot?
dabar ką padarysim, tai sumažinsim tarpus kas 3 metrus ir dabar prasidės tikresnis balansavimas. Okay. Ir palaukti. Kas man pažįsta, žin, kad gyvatėlį ir man didžiausius priešus 2 kartus regitras neišlaikiau per aną. Ką? Aš tau dar mažesnis darysiu. Čistą kaip mokyklėlė. Bet jeigu sustrytų, galėčiau su vien ranką padaryti. Nu, okei, pabandom dabar vien koją nuimti. Apsisukit, sustok. O jau gausiu pizdy dabar. Porą žodžių apie treniruotę. Karšta! Labai karšta! Dirbam. Fuck. Yra noras nusirengti. Ne, reik svorio numest biškį. Žinot, ko galiu pasakyti, kad teisių išsilaikėms labą susilpnint įgūdžius. Ir atrodo, šitą net paprastas gyvatėlį dabar į challenge'us. Tai toks dalyks, manau, reikėtų dažniau praktikuoti biškėlį. Dabar da susiaurina? Dabar pasimokinsi, kaip stoti neslystant. Jausti tą ribą, kur grinai tu pradedi slysti. Kad nebūtų kaip vakar. Kad nebūtų kaip vakar. Tai reiškia, realiai tavo stabdymas yra pradedi stabdyti galiniu ir prijungi švelniai priekį. Okay. Pasidarysim kažkokį tai atstumą ir tam atstume turėsi sustoti, neužkirtas galinio rato ir nepradėjus veikti šitam ABS. Aišku? Okay. Pabandom. Liukai. Aha. Tai pabandyk įsibėgėti, ne? Atsistojęs dabar įsibėgėk, pradėk stabdyti ir pabandyk biškį subinę pakelt nuo motociklo. Okay. Ir atsimink. Slidės. L-drift. Kai įdėsiu ant šono. Pabandyk biškutį netgi iš klubo, taip, tokį, žinai, popą ir su subinė pradės eiti šoną. Okay. Dabar labai geras momentas, pavyzdžiui, užspaudai stabdį, paslydai biškutę, ne? Ir kai jauti, kad jau beveik sustojai, plius minus kuri pavara bus. Pirma, antra, ne? Iš sankabos paleis kaip daug gali. Tipo, čiuošt ir vėl važiuos. Bet užlauk, parasuk, pajusk tą slydimą, leisk tau prisipratinti prie slydimo.
Koks geras jausmas. Koks geras jausmas. Geras jau. Aha. Tai va šitą po truputį kartoji, darai ir labai prisipratinai prie motociklų. Jo, tas tai žiūri padeda. Eina savo. Vis šlapsias. Kiek mes čia kokį valandėlį prasitrynė mane? Nu, pratimuką blemba biškį sušilda, privert prisiminti. Regitras baimė. Tik čia biškį instruktorius netoks pikts, kaip regitras. Tai šiaip, žiauriai karšta, šilta, labai geras jausmas ir pagaliau pajausti ant tiekras slidėjimą, kai tau šiknajan vieno pusėje vairus kito pusėje, žiauriai geras jausmas. Tai kadangi aš esu vis šlaps, tai Dovydau, kad pasisakytų, kur aš čia esu iš vis. Audrius dabar yra Ispanijai, pas Moto Fox Tours. Važinėja, džiaugiasi realiai turu ir mokyklėlė. Sakė, žiauriai džiaugiasi. Tai kuo mes užsiemam, tai tiesiog darom turus Ispanijai dabar. Tuoj grįžtam į Lietuvą, turėsim pasiūlyti Vilniuje turų 1 dienos, 2 dienų, 3 dienų po Lietuvą. Taip pat turai į Latviją ir Estiją bei Enduro Adventure pamokėlės su CF Moto 450 MT. Mes esam būtent vardinę CF mokyklėlę, tai tuo pačiu metu dar galim jums duoti ir galimybę išbandyti visus naujausius CF Moto motociklų modelius. Tai va. Nu, tu jau pailsėjai? Ja, dedam dar kartą. Bet ne, reikia važiuoti į Malagą, įkelti video ir kamerą liek 10% tur kiešti į powerbank. Bet ta prasme, žiūrėk, aš jums parodys, kur aš iškasiau. Bulvekas, pažiūrėkit, kiek čia prikasinėt. Ne, čia tavo ir man atrodo, pagal protektorį. Bet čia ir man. Čia yra man, pažiūrėkit šitą kiekį jau kokį metrą. Čia jau žiūrėkit iš vis. 1, 2, 3 metrą. Ok. Nebereiks, tik prieš šiekus kelnis važiuoti gal. Biški bus geriau. Gal ir bus prišiktos, bet būsi laimingas. Nu, bus gal netoks skist šuds. Gerai, važiuojam, nes jau biški ir valgyt noriu, nes, kaip čia pasakius, valgiau dešrų su bulka biški. Gerai, važiuojam. Kilom. Ir užkilom, koks nuotaiks, bachura? Tokios. O, 2 liuksai į dangų. Jis pažiūrėk, Dovydas sako, tai palauk, sako, čia dar ne, čia dar ta. Čia ne fotkinė? Čia, sako, čia dar tik pusiaukelį, sako, mes dar ten varysim. Tai pažiūrėkit. Bet prasigėdriai žiauriai, ryte atrodė, kad bus, Tai rodė, sakau, man rodė, kad bus su saulyta, tai pasisekė. Okay. Bet iki 3 turėjom grįžti, nes paskiau nebegrįžim. Arba tik Dovydas grįžo, mes imsiam viešpatį. Jo, greičiausiai išsiprausė po natūralių dušų. Jo, gerai. Jojam. Lekam. Wow. Ten autostrada toli.
eiktų savo. Kažkas nerealaus. What the fuck? Ten matos vandens telkinys kažkoks. Jis primeta TNT kalną, kiek aukštesnį ir negu aš dabar. Į vieno pusę, į kito pusę. Bet žiaurė šūdas smird. Užtvanka matos. Dar viens spots. Mes buvom vieno kalno pusės sustojom, dabar kito kalno pusės sustojom. Ten... Lauk, o ten vakar buvom, ne? Jo, vakar ant to kalno viršaus. O ten buvom ant viršaus. Ir ten pažiūrėkit, kokie tie aukšti ir. Jo, vakar buvom ten, kur buvo labai debesauta. O, birbalėta. Dviratasta. Bet ką panečymėn, aš nesuprantu, čia nesveiks turi būt biški. Kiekvieną dieną mini. Matai, kad neskuba. Na, on pirm bėg važiuom, jeigu tokiai šustri važiuokit, ant 6. Kamera. Matot, aukščiau nėra ką. Čia ateity. Čia prie kažkokios užtvankos atvažiavom. Oba. Geras. Ką, Audris? Nieko, žiūriu. Bandau nenukrist.
tarp kalno visur. Aš gražiai įdėjau. Gal čia tik tyla prieš audrą. Kol kelas video. Šitą vyra ledų kokteilių. Pasistiprinti. Už 15 minučių antrą dalis įkars. Burger King for the win. Greičiausias internetas. Reklamų. Įkėliau video ir iš karto skutam, nes jau biški vėluojam, 3 valandą turėjom būti numus, kad saugiai grįžti. Dabar yra 3 valanda. Mes kad matot nenumus. Labai sukėlė vėjas ir labai negražus debesis pradėjo lysti. Tai aš labai tikiuosi, kad mes saugiai pargrįšime namo. Dar reiktų iki parduotuvės pristoti, kad nors valgomą pasiimti. Ko taip žiūri, bočiau? Nu, Golfester. Mikrobangi. Dabar turėtų pasimatyti biški debesis. Ten jau kalnus lyn. Per vandenuką važiuojam. Žiūrė su bagiu kapar. Reikia važiuoti numiai, Dovydas dar nori pažaisti.
kon tik parvarėm į trobą. Spėjom apseit be lietaus. Ir aš grybs trumpakojus dar nuvgrivau prie pat trobos. Tai tiesiog apsisukinėjau ir nebeužteko kojų. Jau jaukas žmonės ant tą. Kon ten geri? Rosė. Amonis bausmėje lauk tokį šiandien. Šalta. Pats kaltas, pats prisišnekėjau, kad jeigu krentų, tada šaukiu baseiną. Nieks už liežuvės netempė. Reiksėt persirengti ir šokti. Galim pavirkyti už koją, jeigu nori. Išlaikysi? Nu, dviese. Ar išlaikysit? Nu, jeigu akmenų neprisidėsi, gal. Akmenų. Prisiriši akmenį prie kojas ir šoksi į baseiną. Jo, nu niek, smagi dainėlį buvau. Ypač tas nusileidėjams išvažiuojant, bet užvažiuot kažkap nebuvo tie baisė, kap nuvažiuot į apačią, čia kartos išgraužus buvo. Visą laiką tai buvo. Nes į apačią atrodo, tu vien iš inercijos jau gali nukrėsti. Ir tu visą savo svorį dar ant to. Nu, o į kalną tau kaip tik reik biškį gazą duoti, kad išliptum. Tai, jo, bet tas daryti tai buvo... Gaila, neturėjau to, žinai, kur pulsą matau, prie GoPro tu gali prisiriešti. Ir tau pulsą, man būtų koks 170 buvo. Darbinis. RPM'sų. Tai va, o kon dabar eisiu šoksiu baseiną. Pats kaltas, nu. Ir tada eisiu montuoti video. Tai jo, tai sekantis kadras bus kaip šokiu baseiną. Jeigu susirgsiu, tikus mano darbdavys nežiūr šitą video. Gerą vakarą visiems.